gerbėmieji. Nežinau, kiek čia timelapsas be nufilmavo. Tai čia užsidangstam su tom, nes nenorėjom plėvės vynioti, nes toks durnas dalykas, mums reikia 20 cm palikti ir ten gaunasi ties pusė stogo dangos. Čia plėvelę uždėjom, lietaus kaip ir nerodė, bet maža ką, tegu būna. Va. Kad bent jau rasos nebūtų ryte šlapios. Taip iški prisuko mano pusė makaroną, nuleidom irgi, kad laikytų. Jeigu lis, nebus katastrofos, nors kaimynai baseiną pasistatė, šis puikiai šiltnamis, vištininkas. Ūkiškai gyvena vidury miestą. Vsio, grįšim rytoj, dabar jau 4 valandas, tai nebuvo šiandien planas dangstyti, nebuvo planas to daryti, tai pusdienis nuėjo ne šunį ant odegos, bet ant kitų darbų. Tai rytoj busim 3, stogą nuardysim. Aš biškį aplink kaminą pasidarbuosiu, bus gera, minam numiai. Šiandien teikia. Ankstyvas rytas, nusiardėm jau plėvelę, čia biškį vakar buvom pridengę tiesiog. Tai dabar eisim, tuardysime stogą. Čia tik tai nusivalom ir eisiu greit užtepsiu kaminą, nes kaminas neturi pilnos fūgos, išbirėja, ištrupėja čia. Ir man plėvelę paskui užklijuot nebus kaip normaliai. O, visur yra. Šiambo pirštą gali kišti į vidų. O, nėra fūgos, iš vis tai tas kaminas čia toks laikas savim garbė žodžio. Tai plėvę nusiardėm, nors jos nelabai reikėjo. Tai eisim toj greit kombinzonus, apsimausim, kol saulė nepakilo ir šitą stogą nusiardysim. Man tik tai dar biškį klausimas bus, kadangi mes uždėsim, čia buvo prieš tai grebiestas taip, dabar uždėsim šitą ir ant viršaus grebiestas bus tarpelis didesnis. Tai kadangi lietomžys nesikeičia, labai durni lietomžiai yra, aš perku laikiklius, kur šitą lenkiamoji būna viršui, tada tu 3 cm taupai ir gali prikelt. O čia turbūt, kitokios rūšies biški nupirkti, kad paleis žemiau. Va, nes net norėdami dabar pakelti, tarkim, atsukti šitą mes negalim, nes mėsos neturim papildomas. Beniošė končia padarė, balts kamins palieka žaltį. Va, būtų gražia visus balts kamins, aš galvoju, kad būtų gražia. Jeigu būtų jauts toks, balts kaminiuks, balt namuks, ten va kaiminystė ir baltų. Nusprendžiau visą planą užtinkuoti, blizgelnės tos plytos, kreivas, šleivus ir visą kitą. Čia dengsis kardelė, čia ateis plėvelė, tai to baltumo visiškai nesimatys. Tai dabar jisai apdžius, kol mes darysim kitus darbus. Ir mes jau kai ateisim su plėvelė, užsileis, matysis gal tiek. Ir paskiau čia skardelė užsidės, nes čia gal aukščiau biš plėvelė uždės, nežinau, pažiūrėsim. Dar vienas patarimas, jeigu Danijos lietuvaičiai žiūrėtų video, kad matytų su asbestu, kai yra dirbama Danijai. Čia viskas uždengama yra, kad neturėtų prieimo joks vaiks ar kažkas ateiti ir žaisti su asbestu. Į maišus dedam viską, kas su asbestu susiję buvo. Maksimaliai, čia 100% neįmanom tai padaryti, bet kiek įmanoma maksimaliai padaryti tokius dalykus. Turim padėję plėvelę visur. Ir dabar, kai sukrausim visą likusią asbestą, mes jį supakuosim kaip saldainį. Ir atvešim čia žmogų į pavėsinę. Vėliau jisai užsisakys kraną. Kranas atvažiuos ir išveš. Aš pats, kai dirbau kranistu, vežiodavau tos dalykus. Tai čia tik dėl to, kad šventa ramybė būtų dėl darbo saugos, nes jie labai greitai tokius dalykus gali supakuoti, gali visą objektą net uždaryti. Atvažiuotų, rastų čia išmėtytą asbestą aplinkui, viskas. Out, mane nuima, gaunu baudą, tada kviečia firmą, valymo firmą, asbesto valymo firmą, jie viską išvalo, nuima juodžemį apie 10-15 cm nuo viso sklypo ir viskas, aš turėčiau už tai sumokėti, žodžiu, bankrots lygiai vietai. Čia nejoks tokiais dalykais, ypač kaimynai kokie pamatytų, nufilmuotų, nufotkintų, negali juokauti. Supakavom biškį šlapius plėvelę, neina sulipinti, bet to paimsiu kitą skočio aplinkui, apsuksiu šitą brangį izoliaciją, nesinoris per daug jos naudoti. Bet va, taip supakuot, kai saldainį, žodžiu. Dabar vežam pasidėti toliau. Vyrai. Kaip sakat? Vyrai. Plikščiai kieme.
Na, stogiuks nuardyts, eisim šoksim laukto iš pižamų, apsitvarkom visos šiukšlės, apsisirbliuojam, apsidėliuojam, kad būtų tvarkingai. Turim biškį tokių dalykėlių kaip kabelių, kai kuriuos reikės perkelt, kai kuriuos gali būti reiks įfrezuoti. Pažiūrėsim toj. Apdarbaunamės po biškelį, truputį prasilyginam pirmąjį grebiestą. Ant viršaus šniūrą dedama taip šitai dažniausiai. Pasižiūrim, kai tai būtų ir tai būtų. Čia yra labai didelis kalnas vienoje vietoje, bet jį ir palikom, negalim nieko padaryti, nes jeigu dėl vien šito kalno mes visą stogą keltume, labai baisiai, tada lietvamzdį būtų, mes lietvamzdį pakelt. Jeigu lietvamzdį pakelt, jau reikia naujus laikiklius pirkti, visai kitus. Tai žodžiu, daug reikalų. Va, čia dar neklijavom, dar biškį taip ir čia tokia drėgna, kad užkliuosim vakare. Dėsim čia specialų tą silikoną, skirtą šitai plėviai būtent, ir paskui užteipuosim aplinkui. Čia va grunts specialus, jau sakiau, nes jeigu stogą visą lyginto idealiai reikia ir vėjelintės keisti, lietvamzdį keisti, pakalimo automatiškai visi kren žemėn. Žodžiu, daug pinigų, daug išlaidų žmogui, nes iš pat pradžių buvo šis planas net nelyginti. Nuimti ir uždėti naują, taip kaip yra. Na, aišku, tu vizualiai labai nematysi pačio stogo neligumo. Viskas matosi, yra vat linijos palei kraštą ir palei kraigiuką. Tai dabar tą biškį prasilyginom, čia va, įsidėjo žaliuks mažiuks. Čia nieks nesidėjo. Čia nieks nesidėjo, nes čia toks pilvuks yra 5 mm, kažkur tai 6. O ten kitur vietom įsidėjo 5 mm, 5. Čia jau centimetras. Čia jau 1,5 centimetro, netgi 2. Duobė tokia didžiulė. Tai aš tikiuosi lietvamzdis ir lygiai padarytis. Nu, nežinau, kur čia jums befilmavau. Esam čia jau porą pagalių užsisukę ir kokį valandėlį pusantros. Ėjom kabelius perrenginėt. Toks kušis kabelio ateina, nesuprasi niekas iš kur, seni kabeliai. 1 laids ir 7 juodi kabeliai. Du babiškai prasivedžiuojam, atsijungiam. Dar buvo iš namo pradžios į kitą namo galą nuvesta dukofikės kabelis, nes vis sėjo uždėta ant grebiestą ir palei tą mum, jeigu nuimam plėvelis negal uždėti. Žodžiu, pasaknysom biškį. Dabar galės toliau dėti plėvę. Susilotuojam iškart žingsnis, viską žinom. Ir paskui dar reiks tik prasilyginti. Galim čia padaryti. Iškart ruošia padas geriau matos. Koks čia ir pilvėlis. Taip kaip žiūri. O ten toks pilvėlis, kapniščios moters. Tai mes tau pilvelį paliksim, bet čia čiut kilstelėsim galiuką. Atrodo, čia bus taip gegnė biškį perlinkus, ten atrodo didelis kambaris, kaip ten yra. Ir ten va, į dubus matos gegnė. Matomai, kažkaip čia sakė, apriestas, ar kaip čia ir nespratau. Ar renovuotas tas galas buvo kažkas padarytas. Gal po renovacijų biškį kažkur kažkas pasėda į savo vietas ir dėl to dabar taip yra. Va, nu, svarbu, bent jau šiandien susidengsim, buvau galvojęs, gal pradėsim čerpės, bet ne čerpės tas stogo danga, bet bus nivelnė. Karšta. Biškį išsirėdžiau, nes rankos tai fioletinės darosi, kad biškį ir padegtų lašiniai. Ai, čia neparodžiau testą vietą, va, kur kamens. Čia biš tokį padą pasidarau iš pagalių, kad būtų tvirtesnė vieta, kad neturėtų linkmės įdupti. Nu va, kaip čia gražiai viskum padariau, įdėkitės. Apklijavau čia valandėlį laiką. Čia dar taip sumisliau, kodėl neįklijavus į gilumą tą plasmasę, nes jeigu ateis vanduo, jeigu čia biškis stovės rasos lašelis,
kad jis nepūdytų plėvės, o ant to būtų damšpero. Atep, Artūra? Tikrai taip. Ir va čia nukreipiančioji. Matas, kad daryta su meilė. Labai meilė didelė. Tai jeigu prakiurt, ar kas nors praleistų biškį, ar įpūstų, ar sniegs, ar ką vanduo, ir čia atsirastų, čia ateitų ir išeitų ir čia. Ne čia kur nors palei kraštelį, bet va, kuo toliau. Va, dar čia įdėsiu skardelę. Trikampiuką atsivešiu rytoj. Arba šiandien išsimatuosiu. Namuose išsilenksiu ir kad tiesiog dėl vandens stovėjimo. Jeigu čia atsirastų, kad čia ir išeitų jisai. Va. Все, bandom užsidengti. Nu, liko paskutinė plionkė. Kaip tik pasisekė, turim tuos ir po 1,10 m ilgio, o dabar paskutinė ir 1,50 m, tai nebuški mums užvirs ir nereiks dangstytis. Ten susuksim galę, sugnypsim ir laikysis. Va, 6 valandos vakaro, dar valandėlę turbūt pabaigsim. Nedaug čia beliko. Tik tai mes nelabai ką galėjom keisti. Ir mums greičiausiai reikės, matau, kaip ir pas kaimyną yra, pripjauti paskutinę akmenį. Nu, va, pasidariau čia tokį biškį virš kamino irgi pagrindą, kad sugalvočiau skardą, ko nors dėti patvirtinimą, nu, bele ką. Kad nebūtų tuščia vieta, netyvuliuotų, nes čia kur vanduo laikos, aš manau, kad turbūt gera. Va, šio hebra irgi susipjaustą pagaliuku, pasiruošia, viniuojam plėvę ir startuojam. Kiek čia turim? 7:30. Plėvė uždėta, kamins apteipuotas, užsilikonuotas. Galim pakuoti žaislus. Ačiū, kiek čia bus, kol susitvarkysim 8-13 valandų. Maža dirbi, beniuošiu, maža dirbi, saka. A ne? 13 valandėkių šiandien. Ogelė. Varysim į barą. Tai va, rytoj dasistuksim pagalius, išsilyginsim ir viso. Ir galės pradėti dėti stogo dangą. Išsiskaičiuosim, kaip aš mėgstu, susimarkiruosim būtinai. O, jau žmonelė skambin. Kur esi? Agyvs, a negyvs? Tu jau pirmas su jumis pašnekės, tada žmonėkiai atsiliepsiu gerai. Tai, kadangi aš noriu, va kaip čia esu padaręs, pavyzdinį. Va taip šitai padaryti, kaip nemėgs daryti kažkas Lietuvo, mes darysim tep. Nesvarbu, kad čia aš biškį ilgiau užtruksiu, nuo koks tas ilgiau iš tikrųjų, nereiks nieko paskiau daryti. O per tokį ilgį 21 metras mes tikrai išsiskaičiuosim ir kažkur, kad su bangelė pabaigti. Nu, bet rytoj tą pafilmuosim. Va, bus gražia. Šakis, einu pakuoti žaislų. Nu, viso, netoli namų. Žaltis senai tai buvo, gal važiuoju vakarinį saulį šveit. Teisę blizgant žeimą, tik tada būnka anksčiau grįžti iš darbo. Va, jau netoli namų tiesiai šausiu į dušą. Į dušą ir paskui kažką galbūt žmoniks skane padarys. Užkausti mane. O, greičiau namo. Rupūžė, kūlė, rapsą, ūkininkai irgi dirbi ilgai, ne vien tik tai benių šūtis. Jo, rytoj vakarą rodo lietaus, tai laukai tušti nukuiti. Gražiai nuvaryti, jau galvojau, kaip čia ilgą laiką nekuls. Kokį makaulį mano ir fioletinį nudegis, dar nežinau, kaip maikė, nes nuo pietų buvau be maikės iki 4. Kabiškai bambūzis padegtų. Tai snukis jau kapnegra, pažiūrėsim, koks bus pilvelis. Nu, kuntik iš dušą. Toks jausmas. Kaip čia dabar pasižiūrėti? Kaip čia tų kamerų žaltį? Kabiškai degiau, biškai apsilyginau įdegi. Papa žaltį irgi įdegi. Visai nebloga.
Žmonik supyks, kas rudesnis už žaną. Ui, kas skaudės, žodį raudoną.